Scanijoje turim dabar šiandien dienai 35 mašinas. Būtent šitie automobiliai jie yra sukurti mum, nes pati galva ir visa bazė yra gamyklinė, bet kas ant jos yra, tai yra kurta mum ir Scania įdėjo tikrai pakankamai daug energijos ir savo inžinerinių jėgų, kad sukurtų šitas mašinas. Dėl to, kad jos yra greitesnės išvertime, pats ciklas išvertimo ir nusileidimo kūzavo jisai sutrumpėjo. Kitas dalykas, rinkdamėsi Scaniją, tai yra naujos kartos mašinos, lyginant su prieš tai buvusiam Scanijom, 15% jos mažiau vartoja kuro negu prieš tai pagamintos. Prieš darydami didįjį pirkimą, vadinamą tenderį, buvom įsigiję 2 vilkikus, kurie važiavo mūsų įprastom sąlygom. Jų duomenis analizavom kas mėnesį. Tiek gedimus, tiek tvarumo ir visos emisijos, tiek degalų sąnaudos buvo teigiamos ir žymiai geresnės negu konkurentų. 3 Mirsusas nuvažinėjęs, Mana, Dafa, o dabar Scania. Menks mašin, 4-kojis, nieko šiaip į blogą negali pasakyti, šis Scania normaliai važiuoja. Normaliai, kaip pagal savį normaliai, nekrati. Tai tos mašinos turi būti tvirtos. Ir kas nebūdinga ilguose pervežimuose, mūsų atstumas vidiniuose pervežimuose yra nuo 7 iki 10 km, reiškiasi labai daug išvertimų skaičius būna per dieną ir pirmin atgal važinėjimas. Su Scania važiuoja 2 metai, tai po kol kas viskas kaip ir ekonomiškai teisingai, manau, teisingi sprendimai buvo padaryti.